Tai gerą dieną, vadybininkai. Ką, baiginėjau 24 valandų atstoju. Reikia mašiną pasiruošti savaitėje, ne? Užsipilt skysčių, balną susitept. Kada? Viskas, nusėt visas pasiruošimas. Kabinus nespėjo pūst dulkių, blemba, čia dabar orai tiesausi. Langas biški prasidaręs, fūrus pravažiuoji. Pilna dulkių. Prasiputei, žiūrėk, porą valandų vėl tas pats, da ten kaldrą kokią pavoliojai. Pamėtei. Ir baisu. Atrodo, kad savaitę laiką būtų nieks nevalyta. Planai šiandienai da kol kas neturiu. Bet kažkaip jaučiu, gal pagaliau duosi bodo. Visai norėčiau jau tenais nuvažiuoti. Pažįstam siuntė video, Tromse da sniega yra, sningo. Tai gal aš jau nebegaučiau. Na, bus matyti. Bus kaip bus. Taip. Balną reikia pasitepti. Turiu tokį biriuką tepalą. Pasidėkim jumis čia kažkaip. Ką geriau priekabas lystų. Daug netepsiu biškį. Vis tiek nubrauksiu į priekabą. Ką jūs reikiat per atstojų, geriau parašykit komentaruose. Kažką veikiat, einat, gulit, bonkę darat. Ką veikiat, žodžiu. O, bus gerai. Netepsi, nevažiuosi, kaip sakoma, a ne? Žiūrėkit, tokį klausimą dar turiu. Čianais vakar mačiau nemažai vairuotojų atsidarę kapotą, rūbus pasidžiauvę būna. Tai sakykit, čia kaip dabar tokie orai, parkinge tiek žvyra, dulkių. A kai žiūrite rūbai, paskui nenešti jums, kai jūs ten juos apsivelkat. Nes man taip kažkaip, kokie išsiploviai, viskas okei, švaru, gražu, bet pasidžiauti dulkėse, tai, nežinau, kiek ten efektą. Iš to plovimo tada. Tai jo, tokie klausimukai būtų. Du, ką veikiat savaitgaliais. Ir ar ir jūs džiaustat rūbus ant kapotą. Aš suprantu, kad nelabai yra kur, bet ar čia variantas? Nežinau. Ką turim 24 valandos 06 minutės prastovėta. Šalies pradžia Norvegija. Važiuoju kabintis. Gavau bodu. 2 iškrovimai, priekaba pakrauta, paruošta. Važiuojam, pasivėžinsim. Gal kažką sugalvosiu papasakot, gal nieko nesugalvosiu papasakot.
bus matyti. Mačiau parkingė buvo, kaip tik pasidžiaujo žmogelis tos rūbus, tai papaskas. Ta parodysiu, apie ką aš ten pradžiai video šnekėjau. Nesakau, čia fūra pravažiuoja dulkių baisiai, kaip tie rūbai ten išdžiūna. Aišku, jie išdžiūna, bet ar yra, va šitaip, ar yra efektas koks nors to plovimo ir džiovinimo. Na, nesvarbu, koks skirtumas, kas kaip daro, tas taip tegu daro. Oras gražus, kaži kai bodo bus, gal neateis žiemužį. Reikės paskui pasižiūrėti orus. Nes savaitę pravažinėjau, tai pavasariško oro, tai nebenoriu aš jau. Tų sniegų užtenk šiemet. Kas čia krenta dabar? Kamštis matau priekį. Nedidelis ant žiedą visi darbas baigi penktadienį anksčiau. Pailsėjęs, išsimiegojęs. Kažkur nebeišein dieną ilgai miegoti. Ne dieną, ta prasme, ryte anksti atsikeliu be žadintuvo. Taip tai būdavo, iki 12 galėdavau miegoti. O dabar 8:00 jau aš viskas pilnai atsikėlęs. Kur tu važiuoji? Gerai, kad tu čia važiuoji. Nereik stovėti. Sakiau, nusivalysi veidrodžius, bet taip ir nenusivaliau. Reikės degalinę sustoti kavos pasiimti ir nusivalysiu aš tos veidrodžius. Parpalėta irgi jau čia pilna pas juos. Sezoną irgi atidarinėja, jau kiek čia šilumos turim. O, 13. Neblogai. Žiūriu, ko čia man taip šalta kabinai. Kundiškis sujunginėtas, 19 nustatyta. Tai reikia biškį šilumikės įsileisti. Ką, kaip ir standartiškai vėl iš čia pat pasiimti priekabą, prisifotkit, apsižiūrėti ir gazuoti. Tikiuosi įsivažiuosiu po pertraukos aš čia į tos darbus. Nepasižiūrėjau ant e-mailą kokie priekabos numeriai, bet kadangi mano priekaba pakrauta, tai jinai bus ne čia. Ir konteinerius krauna ir ko čia tik nedaro. Ant konteinerio nesu dar dirbęs, ant konteinerio nedirbęs ir su slankiančiam grindim nedirbęs. Paskui su bačka dirbęs, su šaldytuvu dabar dirbu, su tentu dirbęs, su negabarytu dirbęs, su savivarčiu dirbęs. Yra tos patirties, tam priekabam nemažai. Kažiai šį mane praleis gal ar ne? Ne, nepraleis. Tai nepraleis, aš turiu laiką. Tai gal man iš šono pasitraukti? Nu davai, pasitrauksiu iš šono. Nepataikė iš pirmą kartą. Nu, žalia neužsidega kažko jam. Neužkabina. Čia pas Norgus kaip įdomi tie konteineriai tokie praaukštinti. Priekabas, ta prasme, konteinerių. Kam to reikia, nežinau. Nepakabina. Kažim čia matos kas nors. O, zelionkė viskas varys.
Labas. Nėra jauku važiuot po to konteineriu. Blemba, tai taip nepasižiūrėjau tų numerių priekabas. VOD75A. WOD75A. Nu. Šitą kampę. Temperatūra parašyta, kad 15 laipsnių. Pasidarysim start stopą, kad nebirptų pastoviai. Alys po apačią. Lenda. Protingas vairuotojas atkabina, reiškia. Tai ką, gerai. Pasimatysim jaučiu checkpointą, nes senai jau buvom tenai. Ką laikas kavai? Langas nusivalyti su dumblu reikia. Užkalbino Norvegas kolega, tai teko nutraukti procedūros kavos. Va šitas va, su bulveku. Sako, į šiaurę varai, jo, sakau, į šiaurę. Tai jau nusivalau langus ir judu toliau. Tai ką aš ten sakiau apie orus video pradžiai. Gal negausi sniegą, ne? Aišku, čia per kamerą, kiek dabar matau, neatrodo, kad čia kažkas baisaus, bet rūkus nemažas. Temperatūra 0. Sninga. Na, bet dar kas čia kovo 20. Dar negali atsipalaiduoti, čia be balandžio galo negali atsipalaiduoti. Reikės stot kažkur į Tūliką, baisiai noriu į Tūliką, sysiu. Tai va, lengvas toks apreičiuk, daugiau nieko nesifilmuoju čia, kai važiuoju į tą būdą, nieks nevyksta, nieko gero, nieko blogo. Ką pasimatysim bodo jaučiu, arba pauskį kažkur. Ką, turim naują dieną, jau pirmoj vietą išsikroviau, tiksliau iškrovė. Nereik čia nieko vėl pačiam daryti. Čia prieš įvažiuojant į šitą įmonę remontai čia dabar vyksta, tai blūdėjau, kol radau kelią, kaip čia įvažiuoti. Ratais, kvadratais važinėjau ir nemačiau, kad čia siauras toks įvažiavimas yra. Ženklai sudėti, kad tipo aklygatvis. Ir aš tenai dar nedavažiavęs. Žiūriu, tvorom užtverta, galvai nėra čia to pravažiavimo. Skambinu broliui, sakau, gal tu žinai? Sako, nežinau, buvo seniau. Tai va, ką planelis. Varau į parkingą, į dušą.
Nes langose pastinis įk maudžiaus, kiek čia praėjo. Penktadienis, maudžiaus šiandien sekmadienis. Tai aš maudysi badeliai toj. Ir vėl į parkingą. Ir miegoti iki rytojų 7 ryto. Dar vieni senukai liko. Ja, daug čia liko, pusė priekabas, biškai mažiau nei pusė. Tai va, toks apdeitėlį. Blemba, čia nais atbojniką, ką žinau, nufotkinau tą, kad iš čia nais. Mane nufotkinau, kad suvarytas. Palėšių dėžė. Reiks nusižiūrėti nuotraukas. Tai va, čia tas dušas mano visai prie pat. Atvažiuojant mačiau, kad parkingas pilnutėlis. Tai suksim į uostą teritoriją. Ir ten pastovėsiu, kol išsimaudysiu. Tai va, mano namukas. Blema, gal čia būtų vietos, bet nebuvo. Pirmą, kai žiūrėjau, pilnas užvarytas. Все, tašykė sudėta, varau ten į tą namuką maudytis. Tai va taip atrodo tas namuk šitam parkinge. Yra kodas, apsivedi kodą, atsidarai duris. Jeigu nebus žmonių, kaip visada, kažką parodys. Lyg tai nėra. Kodas tai 0597. Batų pilna. Hebra juda, bet matau dušas lyg laisvas vien. Jo. Okei. Maudytis varau. Nu va, naują dieną. Iš tikrųjų senukus. Jau daug senukų rodžiu praeitam video. Tai nebeparodžiu. Nuo ryto kažkaip smegenėlės nedirba, kamerą pasiimdavo, baigė atvažiuoti keltuką. Tik viena bėda, kad mano keltukas išplaukė prieš 5 minutės. Šito iš kampo išvažiuosiu, gal da matysis, kur jisai plaukė. Ten va mano barža. Būčiau kavos neėjęs pasiimt, būčiau spėjęs. Ai, laiką turiu, palauksiu aš čia nais to keltą. Vėjai baisuliniai, jūra nerami. Svarbu plaukį, palauksim. Kas daugiau. Planas toks, kad varau krauti žuvį. Nežinau nei kada krausis, nei į kur krausis. Bet tai faktas, kad į Oslą. Tai iš tikrųjų, ką aš 7 valandas pralaukiau, kol atsiūs man krovinį. Jau šefui rašiau, kada nenori kažko krauti. Tai šefui tik parašiau, praėjo gal 15 minučių ir pakrovė. Nepakrovė, o atsiuntė ką padarbuotis. Tai va, toks lengvas apdeitėlis. Vakar su to dušu irgi turėjau reikalų. Tiek džiaugiausi, kad į dušą eisiu, bet nuėjus pamačiau, kad tik tai šaltas vanduo likęs. Kolegos vairuotojai visą karštą vandenį išnaudojo. Bet niekad čia nulėksi į žuvyną. Čia išsimaudysi irgi normaliai, jau nes vakar tik tai galvą išsiploviau ir tarp vietės visas. Nes po šaltą dušą palysti negaliu niekaip. Tai va, ką laukiu keltą ir bus matyti, kaip ten kas vyks toliau.
čia baigiam prisiparkuoti išvažiavimą iš laivo ir va čia tiesiai iškart mano pakrovimus. Tai reikės prisiparkuoti, nueiti ten šalia rampų, nu ne šalia rampų, bet eini ten prie rampas, pro duris yra kompas. Jeigu nebus žmonių parodys, užsiregistruoji ir lauki, SMS-kės arba kol paskambis, bet man kaip pakrovimus rytoj, tai dar nežinau nei kada tikėtis to pakrovimo, nei nieko. Rytoj turėtų vadyba parašyti, kada planas krautis ir tada jau daugmaž tokį laiko laukti. Dar reikės irgi atsišaldyti priekabą prieš kraunantis. Minus 20 varysiu. Ir visio. Ką varčiukai nusileido. Duodi patvirtinimą, neduodi. Džipus pirmą išleidži. Nors čia labai didelė skirtumą nėra, nes čia man 50 metrų tik pavažiuoti. Taip, tai suprantu, kai ant kelio normalaus praleidžia visas lengvykis, kad nereiktų jom vilktis paskui mumis. O čia tai koks skirtums, nežinau. Oras šūdinas. Gerai, kad sniego nėra, bet kiek žiūrėjau, Druskos kalnas, tai šiandien naktį buvo uždarytas, ryte tik atidarė ir tik su kolona. O kai bus rytoj, kai aš važiuosiu, gal taip nebus, gal jau bus normaliai. Tai jau čia rampas mano. O čia va parkingas didžiulis. Stotis jau čia reikia pirmą eilę, kad niekam netrukdyti. Tai va čia, kur ta laisva rampa, ten yra kompas. Ir Lembu užsižiūrėjau į tą rampą, nematau, kur važiuoju. Ir tenais užsiregistruoji, suvedi vardą, pavardę, mašinos priekabos numerius. O iškart ant kelio jau baltas kelias, jau greitai čia mes. Gerai, šalies pabaiga, lova, šalies pabaiga. Nu ir einam į ofisą, ne? Tai va čia tam bokšte yra tūlikas, dušas, sporto salė. Gali eit pasportuoti, išsimaudyti, virtuvykė yra. Šiaip vieta fainė čia, bet žiemą būn bjauru išvažiuoti. Nes čia iš tų pempynų, kai išsuki, į 17 kelią iš karto į kalną. Tai kartais stresą būn tenais. Bet šiaip normaliai. Yra pardavytuvė, čia irgi tokia lempinė, be darbuotojų. O, kompas. Susivedi telefono numerį. Nerodysiu telefoną, kad neskambinėtumėt naktį. Vardas toks. Pavardė tokį. Company. DTK. Next. Fūros numeris CX 5520. Name, car registration number, trailer number, the priekabos numerį. Va.
O, kurnis, ne tai paspaudžiu. Dar sykį užsiregistruoju. Nu, žodžiu, registruojas dar sykį, nes priekabos numerį nedarašiau. Jau užsiregistravau, bet dabar einu pasižiūrėti priekabos numerį, ar tokį užrašiau. Nes kažkaip užkryta. Nu, bet tikiuosi tokį. Bet matyti. Tai va, per 5 minutės kaip pabaltavo čia viskas greitai. Reiks vakarienės kažką pasidaryti. Kažkaip daug gulėjimo šioj kadencijai. Niekad daug važiavimo nėra, tik ant spalninką gulėti. Bet tai nėra blogai. Nu, VOD 75A. Gerai užsirašiau. Tokia va vieta. Čia bokšto vadiname, supratki, čia šitą, jeigu jau paklausi, kur esi, pasakai, kad bokšte, iš karto aišku, kurioje vietoje. Tai va, gerai, pasimatysim, jaučiu, kai eisiu į viršų, ten parodysiu, kaip ten kas atrodo. Ką, einam į dušą, į bokštą tą. Pažiūrėsim, ten vaizdas koks. Dabar irgi bajeris valgau. Vakarienę savo spakainas varškinai duri. Galvoju, negi, krausiau čia mane. Prasidaro štorkė, žiūri, blemba darbuotojas iš sandėlio, tas, kur dirba, prasidaro. Sakau, hello. Tas man businessman. Klauso toks nesupratęs, sakau, sorry. Sako, turi cigarečių, vodkės. Neturi, sakau, nieko. Kaip tai sako, neturi, sako, kolega sakė, ką turi. Sakau, kitą kartą galiu turėti, bet sakau, nežinau, kada aš čia būsiu. Tai nuliūdęs nuėjo. Masėti, kolegos lenkai atveža biškį jiems. Tai va, lipam bokštan. Nors kažkokio ten. Kaip visą laiką batas nusimaunam. Įdedam švarias tapkės. Čia va tokį vaizdą turim. Galim pasportuoti. Čia ir vairuotojai gali sportuoti, ir darbuotojai. Nėra blogai. Čia va toks vaizdas. Mikrobangė kaitlentė. Viskas, ko reikia, kaip namuose. Čia dušas su tūliku. Švaru, gražu, kvepia. Nu, tikiuosi karšto vandens bus. Nes, kai pasakau, kad viskas bus gerai, dažniausiai būna blogai. Kai pasakau, kad tikiuosi viskas bus gerai, tada ir būna viskas gerai. Gerai, varau procedūrintis. Ką, turim naują dieną. 16 valandą prastovėjau, gavau žinutę, kad važiuot krautis prie antros rampos. Šiaip labai kas keista, kad man vadyba rašė, jog pakrovimas nuo 1 iki 3. O dabar turim be 20:11, tai kas labai džiugina. Gal netyčia dar ir į keltą spėsiu. Nereiks lauk, bet nežinau tiksliai, kada keltas, dar nepasičekinau. Tai smagu, daugiau dieną važiavimo gausis. Šiandien yra antradienis, išsikrauti. Ketvirtadienį ryte Osle, Gardemonė, ten vėl į antrą aukštą tą važiuosiu, kur numeris ant švieslentės rodo. Kadangi galvoju, jog 1 valandą kraustė nuo 1 iki 3, tai šaldytuvo nebuvau įsijungęs, kad atsišaldyti. Bet tai nieko tokio, užsišaldysime taip. Čia gal eisiu hebrai padėti
popierinės tas padaškas pripūsti, kad paletės nesimakaluotų. Tai jeigu išeis, parodysiu, kaip ten pučias. Jeigu neprieštaraus, kad aš ten su kamera makaluoju. Daryti duris, prisistumti, išsikelti priekabus padaškas reikia biškai aukščiau. Dulkių pilna visur. Baisiai nespėjau kabinus valyti. Čia irgi visas dulkinas. Pilna burna šernių. Kadangi pačiam išsikrauti, jau krausi po 3, neaišku kiek bus tų palečių, aišku, jeigu 3 tai viskas ok, bet jeigu ten bus 30, tai krausiu eiliai 3, kad svorio turėti ant tos ašies. Nes kaip ir minėjau, Druskus kalnas turėtų būti nieko gero. Nu, atsiremsiu. O, viskas. Gerai. Varau darbuotis. Tai va, pasiėmė maišą. Oro. Ir reiks pripūsti. Blemba. Reiks langus. Ir va taip, kas antrą eilę priputinėsiu. Nu va. O ir pakrovė, kiek čia užtrukau, 40 minučių. Pilnas žuvies. Kaip matot, į keltą nespėjau, chebra visą išplaukė. Dar nežiūrėjau, kada sekantis keltas, bet bus už kokios poros valandą, jeigu nedaugiau. Tai va, tokie darbai. Reikia eiti nusiųsti pliombus numerį vadybai ir važiuoti į Gardermoną. Tai jau šitas 2 dienas, kol važiuosiu iki Gardermoną, nieko nefilmuosiu, pasimatysim iškrovimo vietoj. Tai nepraėjo nei 2 pilnas dienas ir aš jau Gardermone. Kas pasikeitė? Pasikeitė tas, kad iš vieną iškrovimą pasidarė 2. Tai va, tik tiek ir pasikeitė, daugiau niekas. Planas šiandien kaip ir paskutinė diena man kadencijos. Tai dabar yra 6 valandos ryto. Tai turi išsikrauti, kaip ir sakiau, 2 vietas. Nu, čia viena šalia kitos. Tada varyti išsiplauti. Išsiplovus numesti priekabą languose, prisikabinti priekabą, kitą ir varyti išsikrauti. Ir išsikrovime sekančiam, jau kai pasikeisiu priekabas, turi būti 8 valandą ryto. Tai be šansų. Tikrai nebūsiu. Žiūrėsiu, kiek laiko čia užtruksiu, kol dabar išsimėtysiu. Jeigu ką reikės vadybai rašyti, kad sorry, negaliu. Nes nu, patys suprantat, kad 2 vietas išsikrauti, nuvažiuoti
išsiplauti kiek užtrunko ir plius dar jeigu be kamščių, tai nuo čia iki langus apie 50 minučių. Nu, vadyba rašė, tipo sako, okei, blogiausia atveju 9. Bet mes planavom 9, kadangi ten planavom iki 9, nes kaip ir buvo planas, kad man vienas dabar iškrovimas bus. Bet vakare kažkaip netikėtai pakeitė man, kad reik 2 vietas. Tai va, baigė jau atvažiuoti čia į Norlogą išsikrauti terminal 1 ir paskui už kiek čia, 100 metrų į kitą terminal 1, bet, nu, ta prasme, firma ta pati, tik tai sandėlis skyrės. Ir viskas, paskui ruošėmės namam, važiavimui namo. Bet jau kaip važiuoti namo, matėt praeituose video. Tai va, gerai. Einu į ofisą. Klaust, kur čia kas. Tai ką tik pasakojau, visas planas šuniui po uodegą. Nes čia atvariau bardakas, esu 4 eilėj, 4 fūra ir netur sandėlį vietos. Tai jau vadybai parašiau, kad ieškotų kitos fūros, kuri galėtų ten tą ekstra darbą padaryti. Nes aš čionais pabūsiu. Tai va toks va, update'ėlis. Krenta į spalniką, telefono numerį daviau, tai paskambis. Pasakys, kuri rampa, tik nežinau kada. Ir jie irgi nežino kada. Nu, žodžiu, paskutinė dienelė. Tai kur buvę, kur nebuvę, praėjo 6 valandas laukimą, kol atsilaisvino vietas sandėly, kol fūras visas iškrovė ir gavau rampą. Prie rampos vėl gal valandą laiką prakimarinau, žiūriu, lyga 2 valandas bendrų laikų jau iki atstojaus pradžios, iki važiavimo namo, galima sakyti, tai prasidėjo. Tada turi pakraut, dar reikia nutemti, ten, sakau, neturi aš laiką, tai, sako, palik tą priekabą ant tos rampos, važiuok, pakrauk ir viskas, varyk, sako, namo miegoti. Tai atkabinau priekabą, nulėkiau ant staigiųjų, pagroviau, nutempiau vėl į parkingą, numečiau tą pakrautą priekabą, bet visur ant greičio, tai kameros jau nebuvo laiko net kada paimti. Tai va ir viskas, ką. Špiliau saliarkas, dabar susitvarkysi kabiną. Viską reikia išsivalyti, išsikuopti, palikti švarę gražią ir viskas. Tai va, ką jūs nepamirškit paspausti prenumeruoti, iki štukos prenumeratoriai jau nebe tiek daug ir liko, 170 man atrodo, nu da daug, bet žinau, kad paspausit. O aš ką standartiškai, gavus kaip gavus. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad laikinat, ačiū, kad komentuojat ir ypač ačiū tiem, kas prenumeruojat. Pasimatysim, kai grįšiu vėl į darbus. Viso.